Kaip atskirti, kada santykiams reikia dialogo, o kada jau reikalinga profesionali pagalba, nes žaizdos per gilios? Jeigu bent vienas poroje jaučiasi negerai ir nepavyksta dviese to išspręsti, nereikėtų nutilėti, įsivaizduoti, kad praeis, man patinka tokios frazės, verskim baltą lapą. Viskas gerai, bet mes turime išsiaiškinti, taigi, kaip sakant, užversim po savaitės vėl į tą patį grįšim. Elgesio modeliai lieka tie patys. Nepavyksta, dasibelsti kito žmogaus. Tai vadinasi, galbūt mums reikia pagalbos, bet ta pagalba yra, kaip aš šiuo atveju, kai dirbu su porom, duodu įrankius, parodau, žiūrėkit, kaip reikia susikalbėti, kitaip sakant, meškerę, kad jie žinotų, kaip namie tą žuvį gaudyti. Išgirsti vienas kitą, bet tam, kad mes išgirstume, mes turim nuimti tam tikrus scenarijus. Pavyzdžiui, tu, visada niekada, kaltinimas, vertinimas. Ką darys vyras, ar moteris išgirdęs tokią frazę? Ginsis. Taip.